Gerą vakarą, vyrai ir moteris. Tai dabar pratęsiu tą rytinį stresą sukėlusią informaciją, kuri mus pasiekė per vaikų teisės. Tai čia vėlgi vyksta veiksmai su Kauno nekilnojamos turto skyrium, ar čia kažkaip tai taip žodžiu. Esmė yra kame? Esmė yra tame, kad kai pradėjom tvarkytis, čia grįžę savo reikalus, tai pirmas dalykas aiškintis pradėjom, kaip grąžintinas butas, tas grąžintinas namas, mainais iškraustant iš grąžintino namo buvo suteiktas šitas butas nuomai, nors pagal faktą turėtų būti nuosavybės teisė atiduotas arba kaip čia pasakyti, garantas ten toks, kiti ten gyvenę giminaičiai tam pačiam name gavo po 200 000 litų ten ir panašiai. Gerai, tai mes dabar, kadangi žmona tapo jos mamos, kaip čia, paveldėtoja pagal sutartį, tai sutartį nurodyta, kad apie būsto šito gyvenamųjų patalpų nuomos pabrangimą informuojama sąskaitoj mėnesį prieš tai, įteikiant sąskaitą. Tai mes dabar kaip ir žiūrim, kad jokių sąskaitų mes neturim. Yra parašyti kažkokie tai popieriukai be gavėjo, o pagal mokesčių mokėtojų įstatymą, jeigu suma viršyje 100 eurų, privalo būti nurodytas fizinio arba juridinio asmens pavadinimas, vardas ir taip toliau. Nei vienoj pateiktoj sąskaitoj nėra jokio vardo. Tai mes dabar susirašinėjom su šiuo metu administruojančia Kauno miesto paslaugų centru, komunikuojam, klausiam jų, pateikite sąskaitas, jie sako, pacituosiu, ką jie sako. Jie teigia taip: fiziniui asmeniui gyventojui PVM sąskaita faktūra neišrašoma, kai teikiamos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio antroje dalyje nurodytos paslaugos. Šios straipsnio antroje dalyje nurodytomis nuolatinio pobūdžio paslaugomis laikytinos paslaugos, kai pagal teikimo sutartį paslaugos teikiamos ilgiau kaip vieną ataskaitiniai laikotarpiai ir informavimas laisvos formos apskaitos dokumentų turinčių finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje numatytus rekvizitus. Reziumuojant ir atsižvelgiant į anksčiau pateiktą informaciją, 24 metų rugsėjo 23 dieną rašte numeris 2666 išreikštas prašymas dėl permokos grąžinimo yra netenkintinas. Ta prasme, pagal sutartį mes turėtume mokėti 64 eurus, o dabar ateina kažkokia tai neaišku popieriai, kur nurodyta 260 eurų. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kiek susirinkom dokumentų, tai mokėjimai rodomi kaip už socialinį būstą, nors mes ne socialiniam būste gyvenam, tai yra savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, tai nėra joks socialinis būstas ir pagal faktą pinigai turi būti mokami į savivaldybės sąskaitą, bet dabar tie pinigai mokami į juridinio asmens UAB Kauno miesto paslaugų centras, nurodyta sąskaita, o jie gali rinkti tik tai sąskaitai tuo atveju, jeigu yra socialinis būtas ir konkrečiai jie turi nuomos sutartį, tai jie tos nuomos sutarties neturi, ima pinigus kaip už socialinį būstą, neaišku kaip, ir rėmėsi dabar šitais mano ką tik pasakyti žodžiais, dėl ko jie čia taip nerašom sąskaitos vardo pavardės, nors mokesčių įstatyme aiškiai parašyta sąskaitos privalomieji rekvizitai. Taigi, mes jiem pateikėm tokį laišką, raštą ir jame paprašėme
va kaip paskaitysiu, ką mes jam atrašėme. Atsakydami į jūsų rezumavimą dėl finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos paslaugos, jūsų minimų finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje aiškiai parašyta. Už nuolatinio pobūdžio paslaugų teikimą ekonominės veiklos nevykdantiems fiziniams asmenims apskaitos dokumentai šalių susitarimų gali būti nerengiami. Tai reiškia, ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo, tai yra tas asmuo, kuris nevykdo iš vis, nei eina į darbą, nei iš vis nieko nedaro. Tai šitas atkrenta, nes žmona dirba manikiuristė, ten ir taip toliau ir panašiai. Turi viską, moka mokesčius, renka tos visus čekius, užsidirbinėja tos pinigus. Toliau turi būti šalių susitarimu. Tai turi būti dar jų dviejų nuomininko ir jo ir paslaugų, Kauno miesto paslaugų centro susitarimas. Taigi, atsižvelgiant į tai, mes paprašėme, kad jie pateiktų patvirtinančius faktus, kad Ingos fizinis asmo nevykdo ekonominės veiklos ir tarp Ingos fizinio asmens ir gavėjo yra susitarimas dėl nuolatinio pobūdžio paslaugų apskaitos dokumentų rengimo supaprastinta ar kitokia forma, kad pateiktų tos dalykus, kuom jie vadovaujasi. Tai jie atrašė taip, aš paskaitysiu. Va čia yra Kristinos Martinienės parašas, direktorė yra va tokia va. Kristina Martinienė. Direktorė. Čia vat yra šitas kampukas. Dabar jinai taip atrašo. UAB Kauno miesto paslaugų centre, toliau KMPC, gautas jūsų 2024 m. lapkričio 6 dienos raštas dėl pateikto atsakymo. Rašte nurodoma, kad nesutinkate su KPC 24 spalio 4 dienos raštu registruotas numeris ESF-178, kurio netenkintas jūsų prašymas dėl permokos grąžinimo. Pažymėtina, kad KMPC jūsų prašymus dėl permokos grąžinimo yra išnagrinėjusi jau keletą kartų ir pateikusi motyvuotus atsakymus. 2024 gegužės 13 dieną, gegužės 27 dieną, birželio 10 dieną, spalio 4 dieną. Jei manote, kad KMPC teikti atsakymai yra nepagristi, neteisėti ir pažeidžia jūsų teisės, jūs turite teisę įstatymų numatytą tvarką kreiptis į teismą dėl pažeistų, dėl teisių gynimo. Tai va šitą gavom šio mėnesio 6 dieną, va šitą laišką gavom šio mėnesio 6 dieną, o byla užvesta, kaip supratau, lapkričio 14 dieną jau yra pateiktas ieškinys savivaldybės, kad mes, matai, nemokame jam nuomos ir vat, kaip čia pasakyti, ir dabar vėl jie bando kažkaip tai čia kažką daryti. Tai mūsų buvo tikslas, kad iki teismo mes darytume, tai mes tą tikslą pasiekėme, mes labai džiaugiamės. Teisme galėsime įsiaiškinti visas tas smulkės aplinkybės, nes mesgi turime aplamai viską, o jiem reikės nuo visko įrodyti. Net pateiktam rašte net negali pateikti konkrečiaus atsakymo dėl pateiktų klausimų, kuom jie patys vadovaujasi. Todėl manau, kad jie dirba su dirbtiniu intelektu, rašo atpiskės, numeta tokias ir visa kita. Tai esmė tokia, kad neteisėtai pakelta kaina yra nuo 2016 metų 2 mėnesio ir ten mokesčiai mokami buvo už socialinių paslaugų, už socialinį būstą, kurio niekaip mes negalėjome apmokėti ir sąskaitose nebuvo nurodytas gavėjas taip, kaip privalo būti pagal įstatymą. Ir pagal buhalteriją mes negalime, pavyzdžiui, dabar tų sąskaitų niekur panaudoti, nes jos nėra sąskaitos ir kaip įtraukti, kad čia va, tu išleidai tiek pinigų, niekas nesakys, čia nėra nurodyta, iki čia ko čia nori. Nu taip toliau ir panašiai. Tai dabar jie sugalvojo va tokią nesąmonę ir kaip šiandien sakė teismo sekretorė, sako, jums pranešimai apie teismo procesinius dokumentus yra įteikti per EPP sistemą, prie kurios mes jokių prisijungimų neturime
ir galimybės ten prisijungti neturime ir niekada nesinaudojam, bet jie jau sako, kad mums jau įteikta pagal tą ir jau kad procesas vyksta. Tai va tokie va reikalai, kas liečia va šitą visą nesąmonę. O kaip buvo prieš tai, prieš vaikų paėmimą, lygiai taip pat buvo atėjus ta pati Kauno miesto savivaldybės administracijos nekilnojamo turto skyriaus vedėja, kuri teigia, kad aš bandau žudytis, iškvietė vaikų teisės iškvietė policiją, policija grasino mane čia prie vaikų su žmona surakinti antrankiais ir ištempti į Varanoką ir nuvežti klinikas. Prie vaikų pažymėsiu, tai čia buvo lygiai būtent tą dieną, kai vyko tas tipo teismas apie kurį mes žinojom, nors apie kurį lygiai taip pat nežinom, kaip ir dabar vyksta procesas, apie kurį nežinom, bet jau sako, kad jūs žinot, nes mes jums įtikėm, aš įdėsiu papildomai teismo sekretorės pokalbį, kur jinai iš vis nesuprantu, ką jinai ten daro ir iš vis apie ką jinai ten šneka. Tai tokie va reikalai. Ir mes toliau visą tai eisim teisme, pasitikinėsim. Ir dar toksai neeilinis sutapimas, kad būtent šiandien, nes man rytoj teismas, aš šiandien turėjau pasiruošti dokumentus teismui, nes iškviečiau liudininkus, turėjau pasirašyti visiems ten tos klausimus, aišku, aš juos pasiruošiu, bet esmė tai, kad kai man ryte paskambino vaikų teisės ir paklausė, ar jūs turite kur įsikraustyti, gal jūs norite krizių centrą, tai man tiesiog susuko vidurius, nemeluoju. Iškart taip susuko, valerijankės prigėriau ir žodžiu ir taip toliau ir panašiai. Tai va tokie va vyksta dalykai. Tai dabar, kaip pasakyti, nusiraminom ir važiuojame toliau. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad palaikote. Tikiuosi rytoj ateis pakankamas. Rytoj bus matyti, nieko nematysim. Dar kartą kviečiu, kas galite. Rytoj nuo 12 valandos būsime prie Kauno apygardos teismo Mickevičiaus gatvėje. Ir ten prie to kalėjimo. Ir tarp kitko, kai buvau pasodintas kalėjime, tai mano langas buvo kaip tik va tiesiai įėjimą į to teismo. Tai dabar, kaip ten nueinu, tai vis prisimenu, kaip aš ten sėdėdavau per tas giruotas, nekaltai pasodintas, dėl va nekilnojamo turto skyriaus varkių, kur pardavė mūsų turtą. Ir dabar žmonės iš jų įsimušinėja atgal pinigus, nes žino, kad tas turtas dar yra kaip ir mūsų pagal viską ir nieks to negali paneigti, o pinigus jau įsidalino, pragėrė ir dabar nenori grąžinti, galvoja geriau mūsų uždaryti kalėjimą, atimti vaikus, išmesti iš namų ir nereikės pinigų atidavinėti. Tai va, šitus asmenys mes nustatėme konkrečiai, temsim už ausų ir brūžysim į asfaltą stipriai, nes čia yra nežmogiškai veiksmai, prokuratūros čia nieko nemato, nieks nieko nežino, čia visi tik tai dirba savo darbą, nes kompiuteris jiems taip rodo. Tai va, tokie reikalai. Gero vakaro ir gero klausimo, kaip mes bendraujame su, net nežinau, ar jinai teisėja, nes jeigu vyksta tokie procesai ir teismo sekretorė, nežinodama civilinio proceso kodekso, kaip yra procesiniai dokumentai įteikinėjami fiziniam asmeniui, be to neturiu ką pridurti, paklausykit ir jeigu kas, prenumeruokit, padėkit patiktuką ir parašykit komentarų. Mes tai dabar dėsim visus video su titrais, kad užsienio, kitataučiai, nesuprasdami lietuvių kalbos, tos titrus galėtų persijungti jiems tinkamą kalbą ir būtų visiems prieinama. Tai kadangi mūsų visą šitą procesą nuo pat pradžios iki dabar, kaip ir jisai yra vykdomas procesas, pagal programą renkama informacija, o tie pyragėliai visi išlys, kaip ir sakyt, savo laiku. Tai va, tai tiek. Iki gero klausimo. Nepamirškit ateiti rytoj, palaikyti mūsų, nes tai tiesiog yra amoralu ir nežmoniška. Iki.